Labadiena. Šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie datas ir skaičiuosime laiką. Dabar dažnai rengiant dokumentą yra reikalinga data ir data yra įvedama paprastai tiesiog nurodant metus, nurodant mėnesį ir nurodant dieną. Tai tokiu būdu tiesiog mes matome, kad tai yra data. Jeigu norėtumėte pakeisti datos formatą, tai padaryti labai paprasta, spaudžiam dešiniuoju, pasirenkame formatuoti langelius ir čia galimybė yra pasirinkti tokią datos formatą, kokį mes norime. Tarkime, mes norime, kad būtų parašyta metai, būtų parašytas mėnuo ir būtų parašyta diena ir šalia metų bei dienos būtų nurodyta, kad tai yra metai ir diena. Tai pasirenkam šitą ir tada jau matome, kad datos formatas yra kitoks. Iš tikrųjų mes įvedėme tokį, bet dabar pasirinkome kitą formatą ir turim. Jeigu mes langelėje rašėme konkrečią datą, tai nesvarbu, įsaugosim dokumentą, atidarysime kitą kartą, mes tą datą ir matysime, bet kartais reikia, kad kitą kartą atvėrus dokumentą rodytų tos dienos datą, kuri yra ta būtent diena. Tai tam mes galime naudoti funkciją today, lygu today ir tušti skliaustai. Ir šita funkcija jau parodo tos dienos datą. Formatas išliko tas pats, mes formatą galime pasikeisti bet kada ir tokiu būdu mes jau turime dabar tos dienos formatą, tos dienos datą. Jeigu norėtume formatą pakeisti, tai vėl formatuoti langelius ir mes galime pasirinkti šitą kitą datą. Dabar iš tikrųjų čia mes matome datą, bet kiekviena data turi savo reikšmę. Ir reikšmė yra naudojama 1900-ųjų datų sistema. Tai reiškia, kad 1900 metų sausio 1 diena yra laikoma kaip pirma. Jos reikšmė yra vienetas, antroji sausio dvejetas, trečioji trejetas ir taip toliau. Ir visos datos iki pat šios dienos yra sunumeruotos atitinkamai. Jeigu aš pakeiščiau iš datos formatą į skaičių, pamatytumėt, kad tiek 45 323 dienos yra praėjusios iki šios dienos. Ta ši diena yra, būtent jos reikšmė yra tokia. Tai arba tada verčiama į skaičių, arba skaičius verčiamas į datą. Na ir čia galime pasirinkti datą ir tada pasirenkame kokią norim. Ir dabar toliau skaičiuojant laiką mes naudosime ir daugiau funkcijų. Bet pirmiausia, tai tarkime, ką jau turime dabar, pasižiūrėkime, kaip surasti datą, kuri bus po 100 dienų. Tai čia paprasčiausiai mes galėtume naudoti jau turimą datą, tai būtent šiandien dienos datą ir pridedam paprasčiausiai 100. Tai po 100 dienų bus gegužės 11 diena. Tos datos, prie tos datos reikšmės, to skaičiuko, kurio mes nematome, prideda 100, gauna kažkokį skaičiuką ir jį vėl konvertuoja į datą. Tai tokiu būdu yra apskaičiuojama, kokia data bus po 100 dienų. Analogiškai galėtume pasižiūrėti, o kokia data buvo prieš 100 dienų. Tai būtų vėlgi lygu prie šiandien dienos datos mes iš jos galime atimti 50 ir matysime, kad prieš buvo gruodžio 13 diena. Dabar ne visada būna datos įvestos į langelius ir mums reikia sužinoti, sakykime, kiek dienų, tarkime, liko skaičiavimams atliekant, kiek dienų liko iki rugsėjo 1 dienos, kaip pavyzdys. Tai mums kaip ir, jeigu turėtume rugsėjo 1 dieną, tarkim, įsirašysiu laikinai, 24.09.01, tai jeigu turėtume, tai kiek dienų liko, mes apskaičiuotume paprastai
būtų lygu, iš tos didesnės, iš vėliau būsimos dar tik tai kažkada tai datos mes atimsime šiandien dienos datą ir mes gauname, kad liko 213 dienų. Bet kaip ir sakiau, kartais reikia, kad nebūtų tų papildomų langelių, ten kažkur tai įrašyta kažkokių tai datų ir todėl yra naudojamos kitos funkcijos. Tai būtent šiuo atveju kalbu apie funkciją date, kurios formatas yra toks. Date, toliau skliaustelėse nurodomi metai, kabletaškis, mėnuo, kabletaškis ir diena. Ir skliausteliai užsidaro. O tai tokiu formatu. Aišku, tą formatą jums parodys, kaip reikia surašyti, tai tikrai ir nesudėtinga prisiminti, bet iš tikrųjų viskas yra parašoma ir parodoma, kas turi būti kaip surenkama ta data. Tai dabar, jeigu mes norėtume vėl grįžti, kiek liko tų dienų iki rugsėjo 1 dienos, rašytume lygu, toliau rašom date, skliausteliuose nurodome rugsėjo 1 dienos datą. Tai pirmiausiai rašome metus, būtent 2024, toliau yra kabletaškis, toliau mėnuo yra 9 ir toliau kabletaškis, diena yra 1. Ir skliaustelių nepamirškime uždaryti. Tai čia yra rugsėjo 1 dienos data ir atimam šiandien dienos datą. Galime spraktelėti ant šito langelio, bet jeigu šito langelio neturėtume, tai tiesiog galime parašyti today irgi ir parašyti skliaustelius tuščius. Reikia tik nepamiršti skliaustelio. Ir jeigu prisimenate, kaip čia buvo apskaičiuota, pirma buvo 213, taip ir dabar yra 213. Tai tokiu būdu mes galime apskaičiuoti dienomis atstumą, negalima sakyti atstumą, kiek dienų yra tarp dviejų datų, bet dienomis tai yra skaičiuojama. Na ir jeigu reikėtų, tarkime, apskaičiuoti, kiek yra dienų, tarkim, nuo kovo 19 dienos iki Liepos 18 dienos, kaip pavyzdys. Tai reikėtų iš Liepos 18 dienos atimti kovo 19 ir mes turėtume, kiek tų dienų būtų. Bet kadangi neturime nei viename langelėje rašytų datų, tai mums reikės vėlgi naudoti funkcijas date ir date naudojame tiek vienai datai nurodyti, tiek kitai datai nurodyti. Tai dabar čia rašome 2024 Liepos 16 diena ir minus, nes atimsim iš vienos datos, atimsim kitą datą. Ir vėl rašom date, reikia nepamiršti, kad tiek vienai, tiek kitai vėl tas pats yra. Ir vėl 2024, 03 ir 19 diena. Vat ir iš vienos datos mes atimam kitą datą, iš didesnės atimam, šito yra ankstesnė, tai yra vėlesnė, tai iš vėlesnės datos atimam ankstesnę datą, čia tik vieni skliaustai turėtų būti. Ir tokiu būdu mes jau turime tų datų skirtumą ir turime, kad jos tas datas vieną nuo kitos skiria 89 dienos. Kartais laiko intervalui apskaičiuoti yra naudojama kita funkcija, tai funkcija dated if. Ir jos sintaksė yra tokia. Yra pradžios data arba pradžia tiesiog kabletaškis, pabaigos data ir kuo mes norime ją išreikšti, kabutėse įrašome. Jeigu mes įrašysime į raidę, tai bus metais, mes norime išreikšti, angliškas žodis years, metai. Toliau, jeigu mes norim mėnesiais, tai bus M raidelė. Ir jeigu mes norime dienomis, tai mes galime apskaičiuoti ir D raidelę nurodyti. Tai tokia yra sintaksė. Na, o dabar konkrečiai, jeigu, tarkime, norime nurodyti, kiek mėnesių yra šiame amžiuje, tai 2001 metų sausio 1 diena yra šio amžiaus 1 diena, tai būtent nuo 2001 metų sausio 1 iki dabar pasižiūrėkime, kiek tų mėnesių praėjo. Tai būtent lygu rašytume dated if
Ir tada mes pradžia yra būtent 2001 metų, atsiprašau, neparašiau funkcijos date. Date būtinai, datai nurodyti būtinai turi būti funkcija date, tada 2001, 01, skliausteliai užsidaro, dedu kabletaškį po pradžios datos, pabaigos data yra šiandieną, tai mes galime naudoti tą pačią funkciją today, galime tiesiog spragtelėti ant to langelio, nes turime šiandien dienos datą. Tai čia variantų visokių ir trečias variantas galime naudoti date ir įrašyti šios dienos datą. Kaip norime, taip galime daryti, kabletaškį dedu ir tokiu būdu nurodau, kom norime išreikšti. Norime išreikšti mėnesiais, dedu kabutėse M ir uždarau skliaustelius. Ir tokiu būdu paspaudžiu Enter, iš viso yra praėję 277 mėnesiai. Tai taip yra apskaičiuojamas intervalas tarp vienos datos, tarp pradžios, tarp kitos datos pabaigos ir nurodant, kuo mes norime apskaičiuoti. Bet taip trumpai galime kalbėti apie tą keletą funkcijų, kurios yra naudojamos skaičiuoti laikui. Tai tiek trumpai tiek.